Seniai, prieš daug laiko, apytiksliai 14 milijardų metų, įvyko sprogimas. Didelis sprogimas. Didysis sprogimas. Jame susiformavo mums dabar žinoma visata. Tai mums žinoma beribė erdvė, kurioje yra visa esanti materija, laikas ir energija, kurios sudaro viską, ką matome ir žinome, kartu su tuo, kas dar nėra pastebėta ar suprasta. Visata yra labai didelė ir ji auga kiekvieną dieną be sustojimo, todėl jos dydžio tiksliai pasakyti neina. Visatoje yra daug galaktikų ir mes esame vienoje iš jų, kuri vadinasi Paukščių takas. Mūsų galaktika susiformavo irgi prieš labai daug laiko, apytiksliai prieš 13 milijardų metų. Iš pradžių mūsų galaktikoje buvo debesėlis, sudarytas iš tarpžvaigždinių dujų ir dulkių. Tačiau tas debesėlis pairo per supernovą, sprogstančią žvaigždę, ir taip jis suformavo Saulės ūką, besisukantį įvairių medžiagų diską. Milijonus metų trukusios gravitacijos įtakos dėka medžiagos traukėsi, formavo planetas, mėnulius, asteroidus ir kometas. Dėl didelio karščio ir slėgio Saulės ūko centre įvyko termobranduolinė reakcija ir suformavo mūsų Saulę ir visą Saulės sistemą. Saulės sistema sudaryta iš Saulės, 8 pagrindinių planetų ir mažesnių Saulės sistemos kūnų. Saulė – vienintelė Saulės sistemos žvaigždė, esanti Saulės sistemos centre. Saulė yra balta, jos skersmuo yra apie 1 400 000 km. Saulė yra labai karšta, prilietus ją tikrai nusisvilintum. Jos paviršiaus temperatūra yra apie 5600 laipsnių Celsijaus, o Saulės centras siekia net 15 milijonų laipsnių Celsijaus. Atstumas tarp Saulės ir Žemės yra apie 150 milijonų kilometrų. Ji apsisuka aplink savo ašį per 27 dienas, o jos orbita trunka 230 milijonų metų. Saulės sistema turi 2 pagrindinius tipus planetų – Žemės tipo ir Milžinių tipo. Visos Žemės tipo planetos turi panašią struktūrą. Jų branduolys būna sudarytas iš metalų, daugiausiai iš geležies, ir turi silikatinę mantiją. Paviršiuje dažniausiai būna vulkanai, kanjonai ir asteroidų palikti krateriai. Planetos milžinės skirstomos į dar 2 grupės – į dujų milžines ir ledo milžines. Dujų milžinės daugiausiai būna sudarytos iš vandenilio ir helio, su nedideliu kiekiu metano, amoniako ir vandens. Terminas dujų milžinės yra šiek tiek klaidingas, nes einant link centro dujos virsta skysčiu, o po to pereina ir į kietą būseną. Ledo milžinės daugiausiai sudarytos iš už vandenilį ir helį sunkesnių elementų, tokių kaip deguonis, anglis, azotas ir siera. Labai mažas kiekis vandens šiose planetose yra užšalęs. Didelis skirtumas tarp dujų milžinių ir ledo milžinių yra, kad ledo milžinės sudaro 20% vandenilio ir helio, o dujų milžinės sudarytos iš 90%. Merkurijus. Pirmoji planeta nuo Saulės. Merkurijus tamsiai pilkos spalvos. Jis yra Žemės tipo planeta. Jos skersmuo yra beveik 5000 km. Atstumas tarp Saulės ir Merkurijaus yra apie 58 milijonai kilometrų. Jis apsisuka aplink savo ašį per 59 dienas, o jo orbita trunka 88 dienas. Venera. Antroji planeta nuo Saulės. Venera baltai geltonos spalvos. Ji yra Žemės tipo planeta. Jos skersmuo yra 12 000 km. Atstumas tarp Saulės ir Veneros yra apie 108 milijonai kilometrų. Ji apsisuka aplink savo ašį per 243 dienas, o jos orbita trunka 225 dienas. Žemė. Trečioji planeta nuo Saulės ir mūsų namai.
Žemė iš kosmoso baltos, žalios ir mėlynos spalvų. Ji yra akivaizdžiai Žemės tipo planeta. Ji turi vieną mėnulį. Jos skersmuo yra beveik 13 000 km. Atstumas tarp Saulės ir Žemės yra apie 150 milijonų km. Ji apsisuka aplink savo ašį per 23 valandas ir 56 minutes, o jos orbita trunka 365 dienas, 6 valandas ir 9 minutes. Marsas. Ketvirtoji planeta nuo Saulės. Marsas raudonai rudos spalvos. Jis yra Žemės tipo planeta. Jis turi 2 mėnulius. Jos skersmuo yra beveik 7000 km. Atstumas tarp Saulės ir Marso yra apie 228 milijonai km. Jis apsisuka aplink savo ašį per 1 dieną ir 37 minutes, o jo orbita trunka 687 dienas. Jupiteris. Penktoji planeta nuo Saulės ir didžiausia. Jupiteris oranžiniai rudos spalvos. Jis yra dujų milžinių tipo planeta. Jis turi 95 mėnulius ir jos skersmuo yra beveik 140 000 km. Atstumas tarp Saulės ir Jupiterio yra apie 779 milijonai km. Jis apsisuka aplink savo ašį per 9 valandas ir 56 minutes, o jo orbita trunka 12 metų. Saturnas. Šeštoji planeta nuo Saulės ir antra pagal dydį. Saturnas geltonai rudos spalvos. Jis yra dujų milžinių tipo planeta. Jis turi 146 mėnulius ir jos skersmuo yra apie 120 000 km. Atstumas tarp Saulės ir Saturno yra beveik 1,5 milijardo km. Jis apsisuka aplink savo ašį per 10 valandų ir 34 minutes, o jo orbita trunka beveik 30 metų. Uranas. Septintoji planeta nuo Saulės. Uranas mėlynai žalios spalvos. Jis yra ledo milžinių tipo planeta. Jis turi 28 mėnulius ir jos skersmuo yra apie 51 000 km. Atstumas tarp Saulės ir Jupiterio yra beveik 3 milijardai km. Jis apsisuka aplink savo ašį per 17 valandų ir 14 minučių, o jo orbita trunka apie 84 metus. Neptūnas. Aštuntoji planeta nuo Saulės. Neptūnas žaliai mėlynos spalvos. Jis yra ledo milžinių tipo planeta. Jis turi 16 mėnulių. Jos skersmuo beveik 50 000 km. Atstumas tarp Saulės ir Neptūno yra beveik 4,5 milijardai km. Jis apsisuka aplink savo ašį per 16 valandų ir 6 minutes, o jo orbita trunka apie 165 metus. Saulės sistema turi dar 5 planetas – Cererą, Plutoną, Haumėją, Makemakę ir Eridę, kurios vadinamos nykštukinėmis planetomis ir nėra priskirtos prie pagrindinių planetų, apie kurias kalbėjau. Jos nėra priskiriamos, nes yra mažos. Visos mažesnės už mūsų mėnulį ir neturi užtektinai masės, kad būtų dominuojantis kūnas savo orbitoje. Būtent dėl to ilgą laiką planeta laikytas Plutonas buvo pervadintas nykštukinė planeta, kadangi Plutono orbita kertasi su Neptūno. Mokslininkai tikisi atrasti dar 40 nykštukinių planetų ir manoma, kad yra apie 2000 tokių planetų. Mėnuliai. Mėnuliai yra planetų palydovai. Jie taip pat gali turėti kraterius, kurie atsiranda po susidūrimų su kometomis ar asteroidais. O asteroidai tai dideli uolienų gabalai, skriejantys aplink Saulę. Jie yra mažesni už planetas ir atlikę nuo mūsų Saulės sistemos formavimosi. Meteoras. Tai tiesiog asteroidas, kuris bando nusileisti ant Žemės, bet sudega Žemės atmosferoje. Jei meteoro uoliena krisdama į Žemę visiškai nesudega, likusi uoliena vadinama meteoritu. Kometa. Kometos, kaip ir asteroidai, taip pat skrieja erdvėje aplink Saulę. Tačiau kometos yra sudarytos iš ledo ir dulkių, o ne iš uolienų. Kometai judant link Saulės, dėl karščio ledas ir dulkės pradeda tirpti. Iš kietos medžiagos jos virsta dujomis. Taip susidaro graži, ryški danguje matoma uodega. Ir labai ačiū už jūsų brangųjį dėmesį.